Kam tau reikėjo to savo verslo, kam tau reikėjo to savo salono? Visų pirma, tai būtinai pasimti gerą advokatą. Taip, nereikia konkrečių galbūt sumų, bet įdomu, ant kiek nusišnekėjai. Gerai, ant pusės. Tai ne tik reikia atsidaryti, bet reikia mokėti ir išlaikyti tą verslą. Vis tiek tų salonų yra nemažai, ar tu jauti konkurenciją? Nu, man patinka ir vadovauti iš tikrųjų, tai aš neįsivaizduoju, kad aš galėčiau kažkam dirbti. Sveiki, šiandien esu svečiuose pas Dovilę. Dovilė yra mano klientė. Dovilė, papasakok apie save, kokį tu verslą turi ir kokią tu čia grožio imperiją esi įkūrus. Sveika, Aušra. Esu estetinės medicinos kosmetologė. Taip pat esu vienintelė Jungtinėje karalystėje vežėja Biobene Italija tiek kūno, tiek veido priežiūros linijos atstovė. Ir pagaliau atsidariau savo nuostabius Afroditės namus, kur sukūriau 13 merginų darbo vietas. Kodėl grožis? Kaip tas grožio industrija atsirado pas tave gyvenime ir kodėl būtent šią specialybę pasirinkai? Grožio industrija visada mane žavėjo nuo mokyklos laikų iš tikrųjų. Tai kažkada pačiupinėjus esu ir nagų, bet mane su veidu visada siejo ta tokia, nežinau, tai mano ir aš dabar tikrai užsitvirtinus, kad aš niekada nesustoju dėl mokymusi, tobulėju ir einu tik tai į priekį ir numyliu tai, ką darau. Tai nėra man darbas iš tikrųjų. Tai yra mano malonumas ir jeigu sunkumai yra darbe, namuose, aš atsigaunu. O vis tiek, taip, tu esi grožio specialistė, ar nebūtų buvę paprasčiau tiesiog dirbti kažkur pas kažkam, kam tau reikėjo to savo verslo, kam tau reikėjo to savo salono? Nu taip, yra minusų ir pliusų, tai tikrai, nes jeigu valstybinės duris, tai tu uždarai 5 valandą ir jau viskas, o čia ir klientai ir kai verslą turi, tu dirbi 24 valandas, nes jeigu kažkas atsitinka, tu turi būti čia ir sutvarkyti. Taip. Bet kas, kondicionieriai, vanduo ir tu turi viskas organizuoti. Atostogose vėlgi tai yra tavo ir kartais nutinka tam tikri dalykai, kur tu tų atostogų netgi pilnai neturi. Atsiprašau, nes tu vis tiek darai tam tikrus darbus nuotoliniu būdu. Tai tikrai geriau valstybiniam darbe, bet man patinka ir vadovauti iš tikrųjų. Tai aš neįsivaizduoju, kad aš galėčiau kažkam dirbti. Vis tiek, ar susidūrė su kažkokiam baimėm prieš atidarydama savo šitą saloną ir savo šitą verslą? Su daug. Pavardink. Gerai, tai visų pirma, finansiškai. Pas mane yra 2 vaikai ir viena mažoji, kai aš pradėjau tik ieškotis patalpų, tai jai buvo 2 metukai. Tai vėlgi, kaip tu išlaviruosi tarp motinystės ir darbo ir verslo, nes turiu ir klientus ir verslas vėlgi, ne antras darbas. Tai daug, finansai žinoma, nes kai eini į patalpas, tu pasiskaičiuoji vienaip ir gaunasi rezultate kitaip, kartais net dvigubai iš tikrųjų, kiek aš buvau pasiskaičiavus. Tai koks va tas tavo buvo off, kur tu galvoji, kiek tau kainuos, taip nereikia konkrečių galbūt sumų, bet įdomu, ant kiek nusišnekėjai. Gerai, ant pusės. Nes dėl to, kad įėjau į tuščias patalpas, tai kur yra senos, tai yra visai kitaip, nes jų yra vis tiek vandentiekiai ir visi kiti dalykai ir pridavimų netgi tiek nereikia. Kur yra tik tai mūras, tai nėra nei elektros, nei pagrindiniai vamzdžiai, tik tai atvesti, tu viską turi įsivedžioti, kondicionieriai, aliarmai, viskas ir pridavimai daugiau kainuoja naujom patalpom. Kur aš galvojau, kai naujos patalpos jos saugesnės yra, negu senos. Daugiau finansiškai kainuoja negu su senom, iš tikrųjų, su kuo pasikalbu, kas turi atsidarę, tarkim, senose patalpose. Tai jo, ant pusės. Tai kaip tu nugalėjai tą savo baimės? Tu sakai, bijojau finansų, kaip tau pavyko, vis tiek aš atidarysiu? Gal mano noras buvo didesnis, užsivedimas didesnis ir aš tikrai dirbau dieną naktį ir naktim nemiegojau. Aš save buvau pasidėjus biškį tokį kampuką ir pamiršus visiškai ir po to psichologiškai reikėjo atsigauti tikrai, nes buvau užsitaškius save pilnai. Todėl, kad tu jau pradėjai ir tu jau neturėjai kelio atgal, nes arba tu kažką turėsi, arba viskas, nes vis tiek ir kontraktai pasirašyta, investuota tam tikri pinigai, procesas visas jau pradėtas ir aš nebeturėjau kelio atgal. Nors jeigu būčiau žinojus prieš tai, kiek man reikės nueiti, aš nežinau, aš būčiau pradėjus šitą kelią. Gerai, tai atsidarai. Taip. Kaip pritraukiai tuos klientus, dėl to, kad, kaip ir tu pati žinai, tik tai gražus remontai, gražus veidrodžiai, liustrai klientų tau negeneruoja.
Tai kaip to pavyko sugeneruotos klientus pirmus, kurie atėjo pas tave į saloną? Tai jau aš atėjau vis tiek irgi su savo klientūra, nes aš dirbau ant savęs, kad ir dirbau kituose salonuose, aš nuomodavausi kabinetus. Tai aš jau turėjau savo tą, kaip aš sakau, klientūrą. Žinoma, meistrai, kurie pas mane dirba, jie irgi turi savo vardus ir tikrai stiprus. Tai taip ir gaunasi ta visa cirkuliacija, kad vienos kitom duodam klientus ir dalinamės, kaip ir turėtų būti, kaip šeima. Tai taip ir gausėja. Žinoma, vėl naujas salonas. Tikrai nedarėm kažkokių specialių reklamų. Instagramą susikūrėm naują ir žinot, vieni per kitus, taip gal pasakysiu senoviniu būdu, bet vieni per kitus. Žinau, kad reikėtų. Ar Instagramas ar socialinė medija atnešė tau klientų? Atnešė. Galbūt kažkoks tai ypatingas postas, reelsas, kas veikia, vat kas grožio sričiai veikia šiuo metu socialinėje medijoje? Reelsai. Tik tai reelsai, nes niekam neįdomu skaityti šabloniukus, nes man pačiai taip yra iš tikrųjų. Reelsas, kuris užkabintų. Tai tu vis tiek turi kitaip pateikti, kad ir pačius meistrus, ne, kaip pateikia save. Tai ne tik, kad nuotrauką ir ten surašyti, reelsais man labiau atkreipčiau uždėmesį, ką daro, ne, procedūras kokias. Tai man reelsai tikrai vienareikšmiškai. Tavo meistrės yra lietuvės ar internacionalinės? Taip, yra visos lietuvės, tik viena ne lietuvaitė. O klientūra? Klientūra miksas. Bet didžioji dalis vis tik lietuvių iš tikrųjų išlieka. Su kuo lengviau dirbti? Nesiskundžiu, mano klientai geri iš tikrųjų. Vis tokių yra. Pasakysiu, man lietuviai, gal tarkim mano rate, man labiau net negu užsieniečiai. Tai nežinau, negaliu taip įvardinti iš tikrųjų. Nežinau. Aš galvoju, kad čia priklauso nuo pačio žmogaus. Tai nėra iš kurios šalies, tai yra pačio personality, kaip aš sakau. Vis tiek tų salonų yra nemažai, ar tu jauti konkurenciją? Ne, aš manau, tu turi paleisti, nes kiekvienas klientas, jis, va kaip ir sakė Aušra, ne dėl šviestuvų ateina į saloną, ateina dėl meistro, ateina dėl rezultatų, galbūt dėl tavo energijos netgi pačios, ne, tu gali būti geriausias, bet tau visiškai nevaibina ir ne. Tai aš galvoju, kad kiekvienas salonas turi savo klientūrą ir aš nemanau, kad čia yra konkurencija. Tu net negali žiūrėti, nes tada tu nefokusuoji į savo darbus, kur tu turi eiti. Kuo tu galvoji, kad tavo salonas išsiskiria iš kitų, kaip pavyzdys? Kuo kitokia? Kodėl va tas klientas, kodėl va, tarkim, aš būdama nauja klientė, nežinodama nei vieno meistro, turėčiau užeiti pas tave į saloną? Todėl, kad iš tikrųjų mes turim labai platų pasirinkimą paslaugų, pradedant nuo spa, kur yra garų programa duše, tikrai ne pas daug ką šitas yra. Stiprus meistrai su didelėm patirtim metų, tai nėra, kad dirba, kaip aš sakau, salonui, tai meistrai dirba jau ant savęs ir tikrai daug metų turi patirties, nes turi išlaikyti vėlgi klientus ir savo vietas darbo. Ir atmosfera man jinai kaip namuose, tai va, tą ir kūriau žemiškas spalvas su Agnytė dizainerė, kuri man padėjo tą vizualą visą įgyvendinti ir pajautė jinai mane. Tai ta žaluma, tas toksai, kad nuneštų žmonės biški kitur, kad jaustųsi jaukiai, man tas rūpėjo. Kartu luxury, bet kartu toks ir jaukumas. Kiekvienam klientui turėtų būti. Apeisim gal aplink tavo aparatus, parodysi, šiek tiek daugiau papasakosi, kiek tu čia visko turi, nes dabar čia mes sėdim, neina parodys žmonėms ar ne, bet tikrai tu turi labai daug visokių čia mandrų aparatų, tai apeisim ir parodysi ir papasakosi, kas čia ką daro ir kokią funkciją atlieka. Bet dar grįžkim tada prie verslo. Ką patartum kitai grožio specialistai, tokiai vat kaip tu, kuri planuoja atsidaryti saloną? Kokių galbūt klaidų išvengti, kokias gal tu padarėjai, jeigu tokių buvo? Tikrai buvo neišvengiama. Taip, visų pirma, tai būtinai pasimti gerą advokatą. Nes jau žinokit, kai pasirašysit sutartį, kur yra, kaip aš sakau, tarp eilučių labai gražiai agentūros, jos savęs niekada nesuskriaus. Tau gali priskaičiuoti ir liftus, kur tau net neįeina, kaip čia, ir tu turėsi mokėti, jei pasirašysi. Tai pagrindas advokatas, tikrai geras architektas, kad nebūtų paskui visokių nesusipratimų kampai kažkokie. Daug iš tikrųjų dalykų, pradedant nuo vandentikių, tu niekada nežinai, tai normalu, kad visi sako, mano ten darbai geriausi, bet
Pasiekoje pasimato tos klaidos. Tai pagrindas, nes aš nežinau, nuo ko pradėti. Iš tikrųjų, mano tėvai ne verslininkai ir aš tikrai nežinau, nuo ko pradėti. Man tai buvo žalias miškas. Tai skambinau ir vieniem, ir kitiem, ir tikrai nežinau net nuo kokių popierių. Tai pradžioje advokatas, architektas ir tada visi prasideda vis tik pridavinėjimai, jei to reikalauja, aš nežinau, senose patalpose biškai kitaip yra. Nu ir procesai pridavinėjimo. Eigoje, kada jau tu statai ir paskui kada užbaigė. Nu tai yra reikalų. Kokiu tu padarai klaidų? Vat minėjai, sakai, jo padariau klaidų. Kokiu? Taip. Dėl tam tikrų irgi su architektu gal reikėjo susižiūrėti vėlgi durų, daug durys, tarkim, mane tos pačios, kad būtų komfortiškai, nes kai aklai kartais ir pasitikė, nepameti, žinai, tam procese, kai tu pervargus, tai tu atiduodi kartais visiškai pilnai, žinai, šitus dalykus, kur tu jauti, kad vis tik nesusėjais, tai pažiūrėjau, čia va, durys tos. Susikerta, taip negali būti, ne? Tai turėjo būti iš mano pusės pasakyta ne, turėtų perbrėžti dar trečią kartą ir padaryti kažkaip kitaip. Žinok, iš tikrųjų taip viskas prabėgo ar tiek daug, kad aš dabar galvoju. Buvo, žinok, tikrai buvo nemažai. Su kondicionieriais irgi būna visokių, žinai, kad ir garsas, nes mums neleido niekur kitur dėti, tik tai viršui. Tai bandėm kažkaip išlaviruoti. Jo, dar pamatysim pasiekoje, nes dar metų nėra. Tai grįžtamas prie tos pačios moters, kuri galbūt norėtų saloną atidaryti. Kiek reikia turėti mažiausiai pinigų, kad turėti tokią fantaziją, turėti savo tokio tipo verslą, kaip kad tu turi? Svajoti reikia, nes aš niekada negalėjau patikėti, kad kažkada atidaryčiau būtent tokį saloną, tikrai nemažą. Senose patalpose aš negaliu pasakyti sumos, nes aš tikrai, čia mano pirmas verslas. Taip. Naujos aš galiu pasakyti, investicijos yra nemažos, nes vien tik tai architektas ir geri advokatai, jie kainuoja apie 10 kažkur tūkstančių, ne? Plius visi pridavimai ir taip toliau. Tai jau čia jau tikrai minimum 15 kokia. Ir tada, žinoma, taip atrodo, čia tik tai sienos, bet ten armatūros, geležys, taip toliau. Tai viskas kainuoja. Be baldų ir taip toliau, tai aišku, paskolų paimta ir taip toliau. Tai nemažai. Užtenka 100 000, reikia daugiau? Daugiau. Jeigu naujose patalpose ir kur tu eini į mūrą, tai be 100 000. Ir tai dar pasakysiu, ar kompanija samdaisi, ar dar sugebi kažkaip susirinkti pats žmonės. Tai čia daug kas irgi, nes mes kompanijų nesisamdėm. Kaip pavyko darbuotojus surinkti? Dėl to, kad vis tiek, kaip tu minėjai, turi nemažai darbuotojų, nemažai meistrų. Kaip pavyko jas įtikinti, dėl to, kad aš žinau, kad į naują saloną nėra taip, nes tas salonas dar neturi nei vieno kliento, ar ne? Tai kaip to pavyko jas įtikinti, kad jos ateitų pas tave dirbti? Iš tikrųjų, nuoširdžiai pasakysiu, kad aš kviečiau tik tai kelias. Kai sužinojau, kad atsidarinėjau saloną, didžioji dalis man parašė dėl darbo vietos. Tai man čia matyt pasisekė. Nežinau ko, bet tikrai pasisekė ir vis tik jau dirbu ne pirmus metus grožio industrijoje, tai mane kaip žmogų žinojo kažkiek. Kitos nepažinojo, bet ieškojo naujos darbo vietos ir čia vėl naujas salonas, kitoks, išskirtinis. Tai jo, aš tik tai keletą iš tikrųjų kviečiausi pas save dirbti. Visos kitos jos pačios iš tikrųjų parašė. Tai labai fainai. Ką galvotum, dar reikėjo galbūt pasidaryti kokius namų darbus prieš atidarant saloną, ko tu galbūt nepadarai? Gal atsakingiau pirkti tam tikras ir detalės, nes buvo, kai buvai pervargus, tai biškai mėteisi tarp baldų net ir tarp tam tikrų detalių, kur tu jau paskui negalvoji. Dar dabar yra tam tikros detalės, kurių nedabaigus, nes turi grįžti pilnai vėl į save ir tada jau dadėlioti, žinai. Tai pirkiniai, aš gal pasakysiu, pirkiniai. Nereikia pradėti iš karto žiūrėti staliukų ar ten kėdučių, kai aš dariau pradžioje. Pirmą reikia viską susidėlioti ir tada jau perkėsi šitus dalykus. Tai gal pirkimai visi šitie. Ar ilgai planavai prieš atidarydama? Iš tikrųjų ne. Tai procesas užtruko gal patalpų ieškojimo kažkur apie metai laiko ir net nepilnai. Turėjau 2 patalpas nusižiūrėjus, daug mažesnės ir senose patalpose, bet man jų nedavė, tai reiškia, ten ne mano buvo ir tada radau šitas patalpas. Tai labai didelis procesas buvo su kompanija pačia, nes jie buvo daug ko nepridavę kaip naujo šito saito.
Tai užtruko vien tik tai va su jų tas vilkinimas daugiau nei pusę metų, jei nedaugiau iš tikrųjų. Bet ar buvai pasiskaičiavus finansus, ar buvai... Nu tai buvau per pusę mažiau. Strateginį planą pradinį, kad žinojai tos savo sekančius žingsnius, ką tu darysi ir kaip tu darysi. Aš žinok, aš tau pasakysiu, aš gal nėriau akla galva. Ir buvo tokių momentų, kur tikrai, žinok, nubraukiau ne vieną ašarą kvėpų ir aš galvoju, kaip man dabar išsukti šitą. Bet tada aš galvoju, viskas, tau vėlės susitvarkys, nepulk į paniką, visada yra keleliai, kur tau ateis ir žinok, ateina. No. Ar pavėlavo atidarimą salono, negu planuoji? Tai aišku, kad tai nėra niekada. Klausikai žinau. Nėra niekada, kad va ta būtent data žinai bus. Nu tikrai ne. Tikrai ne. Ir tikrai daug visokių tokių žinai ir užsitempė ir su medžiagom ir nu daug dalykų. Bet jau žinok pusė ir pamiršus, nes taip viskas tenai greitai perėjo žinai ir stresiškai ir taip toliau. Tai va. Tai ne tik reikia atsidaryti, bet reikia mokėti ir išlaikyti tą verslą. Atsidaryti ir atsidaryti. Kaip tau tas pavyksta? Kol kas, matai, dar aš nauja iš tikrųjų, bet labai gerai kol kas iš tikrųjų, nežinau. Dirbu, kalbėsi, pati biškai su savim dirbturi, žinai, ir tikrai dedi daug pastangų. Tai nėra, kad, kaip aš sakau, užsidarai 5 valandą ir vakare pasėdi. Tam tikrus labai daug dalykų ir darbų darau, kur net nemato mano kolektyvus. Kokius? Ištęstinis. Sėdėjimas prie tam tikrų irgi kaip pačios augimo, ne, su kolektyvu pačiu, kaip bendrauti ir išlaviruoti, ne, nes tai yra vis tiek mes visos unikalios ir skirtingos, kaip aš sakau, bet visos turim apsišlifuoti, jau mes apsišlifavę, galiu pasakyti. Ir yra vis tiek ir darbo, ir su darbo susiję, ir kiti dalykai, ir kaip toliau auginti tą verslą, ne, kaip daugiau klientų tų gauti. Ta prasme, nu, viskas vis tik sukasi apie tobulėjimą, ne tik marketingas, bet ir kiti dalykai. Tai nu, tu dar šitus papildomus dalykus darai. Edukuojasi, žodžiu. Edukuojuosi, taip. Tai Dovilė, kiek pati dar aktyviai dalyvauji salono veikloje, ar pati dar turi savo klientę, su kuriamis dirbi, ar jau tik tai esi pasilikus vadovė, bosė, kuri planuoja darbus, planuoja strategijas ir verslo augimą? Oi, tikrai daug dirbu. Daug. Dar nusijau kartais daugiau negu mano kolegės. Tai tikrai taip dirbu nuo antradienio ir šeštadieniais dar. Bandau pasimti viskas antrą šeštadienį, bet nelabai pavyksta, nes dar ir į Peterborą važiuoju. Turiu planų daugiau plėsti tą savo liniją, kur irgi daug reikalauja laiko. Matai, aš tokia esu, aš negaliu biškį tik atsiduoti. Arba aš darau maks, arba aš nedarau ir palieku į šoną kažkiek. Tai nežinau, kaip pliusus ar minusus. Bet jo, planuoju. Aš šiaip šito darbo nemanau, kad paliksiu visiškai, nes man patinka su klientais bendrauti. Sumažinti darbo dienas aš tikrai norėčiau. Ir aš tikiu, kad ateityje aš susidėliosiu taip, kad aš jas susimažinsiu ir pasiliksiu savo klientės, kurios mano yra pastovios. Tai nėra planuose galbūt 2 saloną, 3 saloną? Kodėl? Žinau, aš šiuo metu tai noriu ir pagyventi, nes, nu, iš tikrųjų verslus kas turi ir nemažus, nes, nu, tai vis tik kolektyvas didelis, nu, ne, reikia ir pagyventi, kaip aš sakau, nėra taip, kad verslas, negaliu pasakyti po 2 metų, kaip aš galvosiu, bet dabar, tai tikrai ne, net nėra tokių minčių. Tai nėra minties susidėlioti visas strategijas, visą tą variklį, kad jisai pats veiktų, o tu tik tai būtum ponė, gertum šampaną. Ne, tai yra susimažinti dienas, tai kitokio minimo, kaip aš sakau. Biškutį plėsti daugiau su biobene linija, nes neprisėdu ir aš tu noriu pradėti vesti mokymus, ne? Tai čia vėl kita dalis. Apie 2 saloną aš pasakysiu taip, aš manau, kad savininkas turi būti ir dalyvauti labai stipriai salone, nes yra išpažįstamų, kur nėra, ne? Vis tiek gaunasi toks biški bardakėlis. Tai 2 saloną atidarant, tu labai turi jau turėti šalia savęs irgi vėl stiprų žmogų, kuris už tave tikrai kaip dešinioji ranka prižiūrėtų. Ir nu vėl finansiškai reikia atsikelti biškai. Nuo pirmo. Jo, tai va, tai ne, kol kas tikrai nėra. Biškai kitai yra mano planai. Tai gal eidam aprodysi tos savo aparatus? Prašau. Na tai Dovilė papasako, ką daro šitas gražuolis?
Tai yra medicininis hydrofacial aparatas ir jisai yra labai populiarus ir procedūros populiarios. Pradedant nuo veido valymų, kur kombinuoju procedūras, kad kuo mažiau traumuoti veido odą, bet išgauti geriausius rezultatus tiek sausai odai, tiek riebesnį veido odai. Taip pat gydymai aknei, tai pačiai nugarai, veidui. Kas nemėgsta visiškai adatų, tai yra specialūs boosteriai, odos boosteriukai, neinvaziniu būdu, kur galima išgauti labai gerus rezultatus, giliom smulkiom raukšlėm, taip pat prieš kažkokius specialias special yra eventus, kad tas veidas visas glaujintų, yra kiti boosteriukai. Procedūros yra tiek lūpom, tiek pakiam, tai neinvazinės, be jokių adatų, kas visiškai nedraugauja su jom, taip pat rankom, nugarai ir visam iš tikrųjų kūnui. Tai mano yra populiariausias aparatas ir rezultatai tikrai yra labai geri. Gerai, tai kiek toks gražuolis kainuoja salonai, ne, jeigu įsigyti, jeigu noriu, aš noriu turėti tokią pas save? Nu, jis tai kainuoja 32 000, nes tai originalus, tai yra medicininis ir žinoma yra, kur tu gali pasiimti paskolas ir pasirašyti kontraktus pagal galimybės ant kažkiek metų. O kiek procedūra su juo kainuoja? Prasideda, priklauso kaip tu sukombinuoji. Pavyzdžiui, aš neinu visiškai pagal protokolus, čia ir tokia esu. Aš susikombinuoju savo. Tai jeigu ekspresą, tai nuo 75 ir 155 yra visai skirtingai. Perkamumą, Vėl priklauso kokiam rajone. Nu, centre Londone, nu, tai ten nuo 120 jau ten prasideda kainos, nes centras yra. Bet ar reikalinga kažkokia tai priežiūra, žinai, maintenance kažkokiu aptarnavimas? Pati prižiūri, yra specialūs, tai yra draudimai, jeigu kažkas pasikeiti, tam tikras šlangelės, jeigu tu matai, kad reikia, pravalai kiekvieną kartą, nu jau tu turi prižiūrėti ir matyti. Jeigu kalbant apie sąnaudas, tai žinoma yra skysčiai, tai yra vėlgi kombinuotos su rūgštim, tai nėra vandenukas paprastas, kaip aš sakau, čia daktarų sukurti. Tai taip, yra pagrindiniai šiti, kur pravalai ir tada eina vėl boosteriai ir pilingai, netgi gliukolio procentais, jeigu tu gydai. Tai sąnaudos irgi yra nemažos, ant galiukai vien tik tai dedasi tie tipsiukai, tai yra ir sąnaudos. Turi pasiskaičiuoti, bet turi vėl žiūrėti, kokiam rajone tu esi. Vėlgi. Tai užtrunka. Kiek likščių klientės tavo ar ne? Taip. Užtrunka biškiai, atsipirkimas tikrai. Gerai, tai einam tada dabar gal pas tave pasižiūrėti į tavo spa, mini spa, kur ne visi tikrai salonui turi spa, o tu turi. Su garų programa. Papasakok, Dovilė, apie šitą kambarį. Ką čia gali patirti moterys ir vyrai atėję? Šitas kambarys, visada svajojau turėti spa, bet kadangi tai labai didelės investicijos, tai bent jau padariau mini spa kambarį, kuriame moterys gali nueiti, nes labai svarbu prieš kiekvieną masažą arba atidarant poras, kad tarkim prieš pilingus, kad pagarinti tą kūną, neužtenka tik tai dušo. Tai kūrėm programą kartu, garų programa turkiška, su dušu, tai kaip ir sakau, mini spa, pasidaro garų programą ir tada jau ir raumo pats atšyla, sušyla, kaip sakant, ir tada jau gali daryti bet kokias procedūras, ar pilingai, ar anticeliulitiniai, ar daugiau dirbant ant raumenukų, kur reikėtų. Ar populiaru? Labai. Iš tikrųjų, kombinacijos su dušu, nes tikrai labai gerai atpalaiduoja, pati dažnai, kada turiu laiko, tikrai pakliūnu pas savo meistrės, tai atsijungi visiškai. Papasakok, Dovilė, ką šitas agregatas daro? Taip, tai šalina plaukelius, kas yra labai labai aktualu iš tikrųjų moterim. Galima gydyti aknę, taip pat pigmentaciją, odos atnaujinimas ir pagrindė. Tai yra šalinimas plaukelių, kas yra patogu ir aktualu kiekvienai moteriai, net ir pačiam vyrui iš tikrųjų. Kokia kaina šito dalyko? Negaliu pasakyti, nes dėl to, kad moku procentų, tai čia jau yra kitaip, čia yra ne mano nuosavybė, bet jau yra kitos žmogus, kur aš susitarus ir moku procentų. Nuo procedūros. Tai čia yra kažkoks kalkuliatorius, kur skaičiuoja, kiek tu procedūrų atlieki, ar ne, ir nuo tų procedūrų skaičiaus, ar kaip, kokiu principu čia reikia? Čia ne kompanija, tai yra asmuo ir mes susitarę esam už procedūrą, užsirašom, nėra kalkuliatorius. Supratau, tai čia jau kiek čiesna esi pati.
Taip, nes vėlgi tu negali, čia nėra, kad taip yra šūviai, bet, pavyzdžiui, ateina moteris, kur kojos kūdesnės, pas kitą didesnės, automatiškai šūvių daugiau bus. Tai net tu ir negali paskaičiuoti pilnai ant tos procedūros, nebent kiekvieną kartą sektai tuos skaičiukus. Bet čia yra vėl, aš manau, pasitikėjimas. Dovilė, papasako, ką simbolizuoja šitie sparnai pas tave salone, kodėl jie toks instagraminis momentas, žinau, daug kas paveiksluojasi prie šitų sparnų, ką jie reiškia? Tai Afroditė, vėl pradėsiu nuo Afroditės, tai yra grožio ar meilės deivė, tai man kiekviena moteris, jinai yra unikali ir jinai skleidžia tą meilę ir grožį. Tai salone, kai klientė savo turi laiko ar skiria daugiau, tai žinoma, jos išeina po procedūrų dar labiau pakylėtos. Tai man tie sparnai ir asocijuojasi, kada tu turi savo laiko ir skiri savo laiko procedūrom, tai tu tokia jautiesi dar labiau pakylėta kaip moteris. Tai tie sparnai ir simbolizuoja man su salonu ir su moterim, kad jinai išeina dar labiau pakylėta po procedūrų. Ant sparnų. Ant sparnų. Tavo toks unikalus gana dekoras ir kiek žinau, tu esi laimėjus geriausio salono dekoro apdovanojimus, ar ne, 24 metais? Taip, 2020. Tai kaip gimė visos šitos idėjos, kad va taip būtent tą saloną padekoruoti? Tai tikrai ne mano čia visos idėjos. Yra nuostabi mano draugė Agnė, su kuria pradėjom kelią ir tapome draugės. Jinai atsimenu mūsų pirmą iš tikrųjų susirašinėjimą, kad aš noriu žemiškų spalvų, aš noriu kažkur, kad tas salonas nusineštų visiškai į kitą šalį, žaluma, nes tai man artima yra labai. Ir jinai iš karto pamatė šitus veidrodžius iš tikrųjų ir palmes. Ir jinai nupiešė iš tikrųjų tą patį vakarą, sako, žiūrėk, aš jau matau, kaip gali būti kirpėjų salai. Jinai mane iš karto pajautė ir taip sukūrėm šitą nuostabią erdvę iš tikrųjų, tai čia jai dideli nuopelnai, ačiū jai. O dėl to apdovanojimo, kaip buvo išrinktas šitas salonas, kaip gražiausia dekoro salona? Paskutinę minutę užregistravom ir padėjo mano asistentė, nes buvo taip darbuose užsisukau ir ne į vieną net kategoriją ir pamačiau, kad tai yra gražiausio salono apdovanojimai ir galvoju, kodėlgi ne. Ir iš tikrųjų paėmėm pirmą vietą visoje Jungtinėje karalystėje. Wow. Čia apdovanojimas jau rimtas. Tikrai taip. Dovilė, kokį palinkėjimą pasakytum kitom verslo savininkėm, kurios nori turėti verslus, tačiau gal kažko bijo, kažko nedrįsta, kažkodėl nesiryžta. Ką tu joms norėtum palinkėti? Tai palinkėčiau visų pirma labai tikėti savim ir žinoma, niekas neatneš lėkštutės, dirbti ir tikrai tikėti tai, ką darai ir viskas gyvenime įmanoma. Viskas gyvenime įmanoma, daug meilės ir tikėjimo, man tai yra pagrindinis dalykas. Pagrindinis variklis. Pagrindinis variklis. Ačiū tau labai už pokalbį, labai buvo įdomu atvažiuoti, sužinoti, pamatyti, išgirsti, pačiupinėti ir sužinoti tavo istoriją, tavo gyvenimo istoriją, tavo verslo istoriją ir visų kitų fainų faktų ir kainų. Ačiū tau už šitą.